Sveiki visi, tai važiuojam dabar su priekaba į lauką, Tėvuk School ir jau beveik pilnas bunkeris. Tai važiuojam, nuvešim ir tuo pačiu reikės dar karvėm busą nuvežti. Ką įpusėjom kelią, o čia karvės iš vidurkių yra. O čia biškai garsiai dabar riekau, nes ant gazų reikia, nes jau skambino, sakė, pilnas bunkeris. Tai, kad kuo greičiau nutult, kiek įmanoma daugiau. Ir va, pas karvę dar reikia nuvažiuoti. Busą užsikabinti ir pripildyti ir vėl atgal parvežti. O čia rusų laukai visokie. O žiūrėjau, policija čia važinėja kaime. Tai reikėjo užsidėti čia lempas galinės. Neužsidėti, bet įsijungti. Tas dalykas yra, kad arba kupsikas nepaneš, arba perdegusios. Nes paprastai lempikės nešviečia. O jeigu posūkį jungia, tai šviečia. O tai dabar atsijungiu. Jeigu policija bus, tai va reikės įsijungti. Tai va tenai. Toliau pavažiavus Anatos miškas. Va tenai. Va tenai pasuoj. Tai va tenai vežom. Ką, baigiam atvažiuoti. O čia lika biškį pavažiuoti keliuku. O ir tenai jau matos pamainis. O gal čia biškį nesimato, bet gyva tai matos. Ar čia būtų gerai tą banėką neužkabinti. Neužkabinsim čia. Sau galim ramiai važiuoti. O dobilai išaugę jau beveik. Tai jau galima čia bus ir antrą gavimą daryti. Rulonų bus. Va vėl su kupsiku vartysim. O ta dulkių dar pasilika. Netoli kombainą. Baigsim nupult šitą lauką. Tenai dar biškį liks. Ir parduosim. Biškį didesnį nusipirkti, nes jau tas biškį mum mažas. Tai jeigu norėtumėt kombainą, sakykit, rašykit, kad atvažiavom. Ir tikriausiai biškį sugedą. Mes čia privažiuojam, pastatom. Opa. Nu, dabar reikia gerai čia viskas pakelta, va tikriausiai biškį sugeda kombainiukas. Toksai. Ir einam viską atsikabinėsim, paliekam ir važiuojam. Gerai. Reikia pastatyti čia kaladę. Gerai. Pastatom kaladę, nuleidžiam. Į tą kabinam. Ir ir žemai. Opa. Taip. Už. Opa. Gerai, čia viskas atkabinėta. Tai ištraukiam. O, tuo pačiu. Už vakar persivežiu. Va čia. Galinis. Va čia rudai. Raudonai biškį, juodai. Čia irgi juodas. Va čia tūks. Va biškį nusidaužė. Va, o maina pasipūrė. Tokia rečias ir bėda buvo. Važiuoju toliau. Gerai. Man reikia palaut, dabar galim iškart įdėti atgal. Turėtų ir paeiti. Jo. Tai va viską atsikabinom. Tokia keturtonė priekaba. Su hidrauliu. Tokia kupsika. Kaip su Belarusu šiaip reikėtų ją tampyti, bet dabar toks dalyks yra, kad padanga pas Belarusą yra biški kaip ir kiaura jau, tai kaip ir negalima su ja jau važinėti. Tai va, laukiam pirmadienį ir pasikeisim. Gerai.
O, gražiai viskas. Tėvuks parvažiuoji, išsipils ir paliksim čia kol kas priekabą, o galbūt šiandien arba rytoj ir išsivešim. Šį blogai prezentą nepasiėmiau. Arba tempą. Bet niek. Tai reiškia šiandien išsivešim. Įdomu, kiek pripuls. Tai va tokia, va taip švariai. Kol kas žolių kaip ir nėra. Čia kiek čia, kokie 3-4 hektarai žemės. Ir va dar biškai reiškia kur. Dar jau beveik pilnas, bet dar papuls reiškia. O vėl biškai sustoja. Nuėjo apsižiūrėti visas gerai, pasitepti. O mes priekabą palikom ir važiuojam. Tai va. Skaityk, kiek čia. Padarė 2 ratus jau aplink visą. Dabar va šitą gabaliuką aš kaip ir žadu išbaigti. Bet jo, dar kokias 2 dienas šitą lauką dar kursim. Ir jeigu kam įdomu, čia kederis, man atrodo, 2,6 ar 2,7 metrą. Tai jo, mes žadam jau 4, kažkur apie 5 metrų kederį pirkti. Su kombainu, aišku. Nes šis biškį tada jau praslavnas gaunas. Ir žodžiu, kodėl mes to pačiu keičiam tą kombainą? Nes jis mums tiesiog per mažas ir labai nėra to laiko spėti ir pabaigti kulimus. Nes karvės yra, reikia to pačiu tėvukį nuvažiuoti pasimelšti. Dar namuose karvių yra, reikia pasišerti ir tai va todėl reikia pasikeisti kombainą, nes laiko labai daug dušam. Bet šiaip kombainas geras, be defektų. Nesenai nusipirkom papildomą detalę, tą sietą. Šiaip dedas vienas sietas, bet mes pasiėmėm 2. Žodžiu, ką tik man paskambino, sakė, kad ten, kur dalgį laiko tokia veržliai yra 2 veržlės ir 1 laisva biškį. Tai dabar sakė, parvažiuoti atgal, su visu traktoriu reikia, nes ten biškį jau su viena detalė neras. Tai reikia, kad aš surasti kokį mažesnį nuolėkį. Ai, čia... Bet labai taip nesinori. Čia važiuoti per tą. Reikia palėtintoje įsijungti ir... Gerai, ir bandom leistis. O taip aš čia nenoriu leistis, nes čia yra šiaip pakankamai statu. Oi. Tada čia yra apačioj griovys, kaip matau. Oi. Lėtai. Ir šiaip ne taip pravažiavam. Gerai. Jungiam didesnį bėgį. Antrą. Ir važiuojam. Pažiūrėsim, kokias ten detalės, kas ten blogai atsitiko. Wow. Ir pilnai. Ir švariai. Labai gerai. Čia dryžiukai, variklis. Čia tik biškį. Palyginkim. O koks kombainiukas. Nu nieko, namuose grįž, prisivirins ir laikys. Dabar sakė važiuos išsipilti tiesiai į namus. Jau niekur ir nebevažiuos. Jau čia nebeišsipils tą priekabą, nes dabar taip į namus. Reikia važiuoti jau nebekulsi daugiau, nes lūžom. Tai va, da važiuojam atgal ir važiuojam pro tą patį griovį. Ką, važiuojam prisikabinti bosą, prisipildyti, nuvežti. Ir tikriausiai viskas šitam video. Opa, nebetoli ir išvažiavam savo. Šitą stulpą išrovė, bet šitas užsidarytų, nes čia traktorius nepravažiavo. O dabar kombainai gerai pravažiuoti. Paskaityk, visą keliuką užėm.
su biškiu. Nu, va tiek kažkur. Geras dalis. Švariai kul. Neblogai kul. Nu ir greitai visai. Pasakausi, kad švariai. Kaip tokių metų. Kiek čia? 90 ar 70 metų gamybos. Tai va. Pabaigsim kulimus ir dėsim į skelbimus. Baigiam davažiuoti. O šitas čia atsikabinu. Ar kaip tai čia? Nežinau. Sutvarkysim vėliau. Žodžiu, baigiam davažiuoti. Prisikabinsim bosą arba bačkas. Ir važiuosim namo, prisipildysim. Paskui vėl parvešim atgal. Nes vaikai šerybos 16 valandą. Gal valandą su biškį. Ir melčius karvės. Tai čia yra jau. Nu, apie 12 karvių. Nu, 13 karvių ir vienas bulis. O ką bulis čia veik, tai kad pas kitų, nu, prie namų yra kitos karvės, telyčios, jos dar nemelžiamos. Tai dėl to, žodžiu, bulius čia, nes tiesiog prie namų anas kažkaip randa būdą, kad pabėgti iš to aptvarą. Čia tai nebėg. Tai todėl čia ir laikom prie karvių. Gerai, prisikabinom. Tos nebeturėtum išyti. Jo, viskas prisikabinėta, prikabinta. Čia bačkas uždarytas. Gerai, apsisukam, atsidarom ir važiuojam. Nu, mes jau namuose. Gerai, va, šniško kratatuvas va toksai bus. Mes aišku jį čia, nu, sutvarkysim, nebebus jokių tų šudukų prikibusių ir taip toliau. Tai šiaip jis yra veikiantis. Jis yra, nu, darbinis, darbo yra aišku paruoštas. Mes pakeisim padangą, nu, su šipatuku pravaikščiosim visur, nudažysim, padėpsim, sutvarkysim, kad viskas vyktų idealiai. Tai, nežinau, čia gal už šitos savaitės jau bus paruoštas, nes dar reikia visą pirmą prie jo čia prilįsti. Gerai bus. Pakelkim. Ir statom. Gesinikus. Opa. Gerai, viską turim. Čia nieko nesijimam. Varom dabar susitvarkyti. Ir va šitą šūdą nusivalysim. Gerai, čia viskas visur užsakinėta. Pasiemam šlangą, įsidedam ir leidžiam. Paleidau vandenį, nebuvo jokio garsiuko. Reiškia, vandens pompa išsijungus. O elektra iš vis yra? Yra elektra. Gerai, pajungiam. Dabar turėtų varyti. Gerai. O čia turim katiniukų biškį. Lupinukai. O, tigras. Labas tigriukas. Ja. Gerai. Va, turim dar vieną. Čia jau yra puma. Puma, ja. Abu berniukai. Tas toksai ramesnis, atsargesnis. Čia toks judresnis. Ir prie žmonių daugiau lenda. Bet kaip garsiai burkuoja. Jo. Gerai, einam patikrinti, ar leidžius vanduo. Nu, neišbėga. O ten neatsukta, mačiau. O čia dar biškai gyvūnų yra daugiau negu katinai. O ne, tigriuks. Geras katiniukas. Gerai. Patikrinam dar kartą. Yra. Vanduo yra. Ką, все, judam. Opa, posė pilni. O, ketvirtas bėgis dabar. Važiavau už to kampą, žiūrėsim 6. Ką, pabaigsim šitą. Daugiau čia biškai filmuosim, kaip čia atsikabinėjam viską. Ir taip toliau. Ir ką, teks jau susisveikinti. Ką, baigiam
Karvės jau susirinkusios. Gerai. Ta pažiūrė. Einam, žodžiu. Blogai nebūtų. Parodysiu visą procesą. Tai va dabar tą geldą turim pastatyti va čia. Va prie šitą. A tu čia nelaikysi man. Va čia nelaikės. Man mums vieną ranką. Sveri biščiai. Gerai. Čia kampų geresnių neužliek negausit. Jeigu įkišiu telefoną, tai gausit, bet neįkišiu nieko. Čia yra kaip yra. Gerai. Be biščiai pastumėm ir paleisim vandenį. O čia su 0,5 kamera. Foto režimu. Dabar čia filmuojam, kad viskas pasimatytų. Į tabakotų čia man nejudė. Opa. Damiškė. Gerai. Šitas pajudės ant priekio. Neblogai. Nieko tą atidarom. Ir tą paleidžiam. Oi. Iš visų pusių dabar mane tai papūs. Ta, reik patraukt. Dabar gerai. Žinoma, čia dangčiai atidaryti, nieką nepametėm. Super. Čia tą paliekam. Kol pildos. Einam uždėti šitą čionai. Jo, telefoną nieko čia nedėsiu. Nebent tu prarasiu, nebent, palauk. Gal čia? Ta šansą. Žodžiu. Gausit va tokį first personą, karoči. Gerai būtų su dviejom rankom, bet yra kaip yra. Nu, suik. Dabar nuleidžiam. Vandovai prisipildyti. Все. Dabar pakeišti. Paleisk. Paleido. Padedam čia. Va. Tai karvę turim. Ir gerai, daugiau dar gausit, kai važiuos melžtis. Dabar čia reikia užsukti. Čia būtinai biškai kažkiek išpilti, nes jeigu neišpilus karvę, pradės čia ramstytis į tą bosą, bosas gali tiesiog kujakšti ant galą. Tai va, gerai, viskas čia pasidaryta. Taip, atgal. O čia daugiau žiūriu, reikės man pasiimti tikriausiai iš namų arba nusipirkti tokį dalyką, kad galėčiau žodžiu pasidėti telefoną ir galėtumėt matyti iš kitų kampų. Gerai, dedam va čionai. Šiandienos tokie darbai buvo. Grįžęs eisiu papjaut žolę su tokiu keturių kitonu. Bet čia jamam pjauti, tai čia nieko ypatinga nėra. Tai šiandienos tokiam epizodui tik tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.